Vienas varžtelis, 3 skylutės, 2, 1, važiuojam. Ir tai bekeliant kiekvieną lapą, retas, kuris sujungimas turi po vieną skylę. Kai kur 2, 3, o kai kur rekordininkai ir po 4. Kuris yra 7,5 laipsnio, tai faktas, kad šita danga jo negalėtų būti. Dauguma varžtų neturi visiškai jokių sandarinimo tarpinių. Kai kur taupėme akumuliatorinio suktuvo bateriją ir tiesiog varžtus sukome rankomis. Dabar jau turbūt niekam klausimų nekyla, kad mano pirštai tikrai stiprūs. Ir prasideda tada kalnas problemėlių, nes per visus galus leidžia. Tai faktas, kad čia visas šitas sujungimas yra paskendęs vandenį. Tada atkeliauji, žiūri kalnas skylių. Skylės matosi, net nėra varžto sukta. Nei čia, nes mediena po apačiai sumirkus, aišku, bet nepragręžta. Čia va, 2 varžtukai broliukai. Tai reikalas tame, kada tai būna, tai dažniausiai būna, kai deda danga, kažkas netiko, nuiminėja, vėl deda ir paskui skylės pragręžtos, jų niekas nemato. Ir taip ir lieka. Tada kaminuką turim. O taip apskardinta.